Ok, tai atvažiavau į Marijampolės Drift areną. Sustojame būtent čia. Ačiū. Ir jo tiesiog atvažiavau čia. Sveiki visi, šiandieną driftinsim. Čia yra drifto instruktorius organizatorius Kastytis. Jisai mane čia padriftinti ir pakvietė. Bijau, bet ir žiauriai excited. Ok, stop. Neskubėkim. Pati trasa atrodo šitai. Mokymams pastatyti tie daug koliukai ir tiesiog žmonės aplink jos driftina. Easy. Ir būtent su šituo Nissanu aš ir driftinsiu. Palauk, Martai, Nissanas su BMW varikliu, leisiu paaiškinti specialistui, čia yra legendinė mašina, tai yra Nissanas 13 200X, į kurį įdėjom BMW variklį, atmosferinį, todėl kad daug lengviau mokintis atmosferinį variklį. Prieš tai, kai buvo turbo, žmonės nesuprasdavo, kas vyksta, nes tu važiuoji pirmų bėgių, paspaudi gazą, jinai nevažiuoja, po to galą nurauna ir tu nebekontroliuoji mašinas. Dėl to pastatėm atmosferinį, kad būtų lengviau. Šiaip šita mašina yra ir ne vieną kartą tapusi laimėtų ir Kaliningrade, ir Lietuvoje porą kartą. Galų varoma automobilis valdomas dažniausiai gazu. Tai va, tu tą ir darysi. Spaudi gazą, jinai važiuoja kur jinai nori, pagauni vairą ir tada jau kažkiek tu kontroliuoji. Ir galima kontroliuoti rankom, galima kojom. Tai va, tau reikia dabar išmokti sujungti kojas ir rankas. Tai pabandom. Pirmą aš rodysiu, ką reikia daryti, tada tu. Okay. Super. Gerai, tai esmė. Ok, o man prieš pradedant driftinti, porą klausimų Kastyčiui. Tai iš viso, kokia ta drifto prasmė? Ar verta kiekvienam mokėti driftinti? Esmė yra, kad žmogus galėtų išbandyti savo jėgas prieš einant į driftą. Tai reiškia, žmogus nori eiti į driftą, jam atrodo, kad jisai būsimas drifteris. Jis labai daug laiko gali sutaupyti, nes jisai valandą pavažiuoja ir aš iš karto galiu pasakyti, ar jis tikrai važiuos ar ne. Arba vidurinis variantas, kai žmogus gali važiuoti, bet jam reikės 10 kartų daugiau laiko, padangų, pinigų ir taip toliau. Nes per valandą viskas aišku. O to pasakysiu, ar būsimas drifteris, ar geriau sėdėk prie kompo. Ir dar antras dalykas, kurį Kastytis minėjo, tai saugus keliai. Mokant driftinti, tu mokėsi save išgelbėti kažkokio durnoje situacijoje, kur tavo mašina paslysta. Buvo pas mane 2-3 kartą jau, kad klientas išmoko driftinti, po to atskambina, sako, įsivaizduoja, išgelbėjo gyvenimą. Mane taip užmetė, jeigu nebūčiau mokėjęs vairą išsukti, gazą, atleist gazą, žinai, tai būčiau į kuvetą. Bet čia pagrindė vis tiek galų varomas mašinas. Taip, tik, ne pagrindė, tik driftas tik su galų varomu. Nes 4X jau nelabai ten kažką padarysi. Gali melstis Dievą, ne? Nu taip, ten sako, priekis varomas į dešinę ir gazą, galų varoma į dešinę ir atleist gazą. Jeigu 4 VD, tai į dešinę ir melskis taip varo. O tai kas gali driftinti? Bet kas? Nuo 12 metų, jeigu pasiekė gazas, galiu driftinti. Moterų daug važiuoja. Ir moteris mokinasi greičiau negu vaikinai. Nes jie klausosi, ką jiems sakai ir tada jiems sakasi daug greičiau išmokti. Ok, o dabar metas Stankevičiui driftinti. Gerai, tai esmė, važiuojam 3000 apsukų, 3 metrai nuo kūgio ir pradedam suktis. Viskas pirmo bėgį vyks. Taip, 3000 apsukų. Dabar žiūrėk, ką aš darau. Spaudžiu gazą, leidžiu vairą. Aš pamenu čia sėdžiu ir man tiesiog galvoje, holy shit, kaip kietai ir ar man tai pavyks? Atrodo easy, bet nu ne taip lengvai. Aš tikiu. Dar kartą. 3000 apsukų. Spaudžiam, leidžiam, pagaunam. Ok. Davai dabar tu. Tavo rankas turi būti čia. Jeigu bus čia arba čia, tu negalėsi pasukti pilnai vairą. Ok, tai pirmą be manęs, jeigu nepasiseks, aš atsisėsiu šalia. Kai jau atsisėdau prie vairo, užsisegiau tą diržą, tikrai buvo baisu, toks jauduliukas, man net kojas taip trupučiuką drebėjo, nes tiesiog baisu. Su mechanu iš vis 2 metus nevairavęs. Tai pirmas bandymas buvo tiesiog toksai, okei, tiek gazo, okei, pradėjau slysti, okei, aišku. Ir aš nežinau, kas man atsitiko nuo antro bandymo, bet... Pažiūrėkite mano veidą, ta prasme, aš toks excited buvau. Oh my god. Aš pats savim žiauriai nustebęs, tada taip šypsotis bandau, tada taip liuksą pakeliu, tipo, matei kaip kietai, aš nežinau. Gerai, tik tai tu per daug gazuoji. Kuo arčiau tu nori važiuoti, tuo mažiau gazo tu turi spausti.
Holy shit, let's fucking go, pavyko. Ok, po to, kai man davė pastabą, kad aš per daug gazo spaudžiu, kas ir buvo true, aš kažkaip pradėjau abijoti savo to gazo paspaudimu, tai aš pradėjau mažiau gazo paspausti, tai iš vis nepaspausti, tai per daug paspausti. Žodžiu, tiesiog pilnai dar nesupratau, kaip su tuo gazu žaisti. Ir kaip matot, būtent dėl to daug kartų tiesiog sufeilinau. Nes čia tikrai nespecialiai sustoju, tiesiog driftinu ir čia per daug užsinešu. Ir taip, tai gali atrodyti kietai, bet čia tiesiog yra mašinos nevaldymas. Aš nenorėjau sustoti, aš nesuvaldžiau mašinos ir pati sustoja. Važiuoja labai lėtai ir nori pradėti driftinti. Jo. Neteisingai. Pravažiuok bent jau pusę rato ratų vienodų atstumų. Tu dabar kiaušiniais važiuoja, dėl to nesisek. Pravažiuok visą ratą, be drifto, tolygiai, tada tau seksis. Štukės, tada tapkę duoti ir valdai. Tvarka. Let's go, šitas bandymas buvo žymiai geresnis negu praeitį. Daug gazo, tu kontroliavai, viskas ok. Dabar tavo užduotis būtų pradėti kontroliuoti mašiną. Pradedi slysti, pravažiuoji arti kūgio ir kai tu pravažiavai ratą, paspausk pilną gazą, nuvažiuok nuo jo toliau ir po to vėl grįžk, atleisk gazą, kad tu suprastum, kaip tu kontroliuoji. Taip padaryti 3 kartus. Ratuką, toliau. Kai tu tą sugebėsi padaryti, reiškia, tu jau jauti mašiną ir kontroliuoji. Visai sunku, bet tuoj. Reikia praktikos, reikia laiko, kad susiklikintų, bet po truputį. Yra ką veikt. Dar kartą sės šalia. Pirmas dalykas, tu neatleidi vairo ir nepaspaudi gazą. Tai žiūrėk, aš ką darau. Pagavau. Dabar nori važiuoti arčiau, atleidi gazą ir suki į kairę, matai? Jinai važiuoja prie pat fiškas. Nori toliau. Aš žiūriu kastyti ir maždaug suprantu, bet kai pats atsėdu už to vairo, kažkaip man nedašunta, kad man reikia paleisti tą vairą. Aš tiesiog instinktyviai nelogiška man paleisti tą vairą, nes atrodo vis laikį noriu laikyti ir suvaldyti. Čia tiesiog toks dalykas, kurį turi perprasti. Supratau, jo. Ir pradedant driftint, atleisk vairą. Nes tu pradedi vairuoti. Jo. Nesusiklikina. Čia tiesiog praktikos. Šito bandymo dėja nieks su kamera neužfiksavo, bet šitas buvo vienas iš mano geriausių ranų. Net pagal vaizdą galėjus jūs galite matyti, kad aš beveik stoviu vietoj ir aplink tą kūgį aš sukinėjau idealiai. Tai šitoje vietoje man jau pradėjo kažkas jūsų veikti ir aš jau pradėjau suprasti. Iš viso iki šiol aš jau maždaug driftinau 20 minučių. Kadangi jau pradėjo stipriai temti, turėjome sustoti, bet dar paprašiau pravežti operatorę. Važiuojant su ją irgi man jau ranai visai neblogai buvo. Aš jau driftinau vietoj. Žodžiu, man jau pradėjo klikinti. Tikrai. Ir įdomu komentaras, į kurį aš patenku kategoriją. Ne, viskas ok, tu ganėtinai greitai pradėjai slysti šonu, tai viskas ok, bet reikėtų dar pasimokyti. Jo, tas jautėsi. Dar tos pusvalandžio valandos reikėtų, kad suprasti, ar tikrai gausis, nes iš karto pradėjai gerai. O to ne, nes pradėjai jau parintis. Aš abejoti jo per daug gazo. Nes pirmą tu paklausėjai, ką pasakiau ir padarėjai, o po to pradėjai bandyti daryti kaip nori. Aš pradėjau užmesti aš moku, bet valdyti, čia ir yra tas talentas. Ir vat reikėtų atvažiuoti antram kartui ir... Nes jau pačiam galiai irgi jau pradėjau jausti, vat kaip sakai, taip, ypač patį galą ten jau
Ten jau viskas okei. vietoj sukinės. Wow. Tai pirmam kartui, kaip Kastytis pats pasakė, man sekėsi visai neblogai. Įspūdžių, belenkiek, kadangi aš driftinau tik tais 3 minučių, nes jau tiesiog tamsu pasidarė. Jeigu aš būčiau dar driftinęs tas 3 minučių, man atrodo, jis jau būtų drąsiai galėjęs pasakyti, ar man driftas ar ne man. Bet vat, kaip jis pasakė, pirmą kartą įsėdau, man iš karto susiklikino, aš pradėjau daryti, tada sakė truputį mažiau gazo, tada aš pradėjau su jame bijoti, žodžiu, susifeilinau. Bet po truputį vis tiek link galo man jau pradėjo, ateiti suvokimas maždaug, tiek gazo, tiek vairą užlenkti. Žodžiu, ta prasme, tikrai cool ir žiauriai įdomi patirtis ir šiaip. Džiaugiuosi, kad tikrai pabandžiau, nes dabar, nežinau, jeigu pradėčiau slysti, tikrai jau instinktyviai tikrai žinau daugiau ką daryti, negu tiesiog nieko nedaryti. Užmet. O šiaip jo, žiauriai nereali patirtis. Tikrai rekomenduoju bet kam, kas nežino, ar nori pradėti driftinti ar ne, pabandyti va tokį dalyką ir tu žinosi. Ar tu moki driftinti, ar tau reikės 10 metų mokintis, ar šis verta, adrenalino, dafiga, pasistatai draugą, draugui žiauriai smagu, žodžiu, afigenai ir jo, ir ate. Sveiki. Okay, sorry.